O tai yra buvę man, čia kažkada seniau jau tokia ponė man sakė, paimk mane. Aišku, neėmiau, kur būčiau padėjęs. Mano namuose vietos nėra, mano žmona labai didelė. Rutulio formos. Sukasi apie puodus, o aš esu žmonos palydovas ir sukuosi virtuvės orbitoj. O sykį pastebėjau, kad apie mano žmoną ėmė suktis kaimynas. Bet tai natūralus, nepavojingas reiškinys, smulkius kūnus traukia stambesnį. Va, jeigu kaimynas imtų žmoną traukti, ne, pas mus taip nebūna. Mes labai gražiai gyvenam. Prisipažinsiu, nors yra tikrai nepatogu sakyti, bet aš net dabar vis pagalvoju apie žmoną, kaip jinai ten. Aišku, aš suprantu, kad tai yra negerai, kaip sakė Nelė Paltinienė, scenai reikia atiduoti visą save. Na, bet gerai, aš tarkim atiduodu visą save ir kaip tik šią akimirką galbūt į mano namų duris beldžiasi kaimynas. Ir aš tiesiog girdžiu, kaip yra pratęs tokiu suktu balsu klausia, jūs viena namie? Taip, atsako žmona, aš jau didelė. Tai ko laukiam? Ką jūs darot, reikia vargšė žmona? Ką jie daro? Susinervinau. Bet ko man nervintis? Visi daro tą patį, menka tikimybė, kad papjaus. Jeigu jie tyliai daro, tai mes įrašykim jiems garso takelį.